turim mes va tokį čionai augalą. Čia vadinasi auksinis ūsas. Kur mes tave sodinsim. Negi pas tave daug šaknų. Nuimam senus, pageltonavusius, negražus lapukus. Pirmą jį parsivežiau senai iš Brazilijos. Mes pasimsim šitą vazonėlį, aš manau. Ir čia jau veikiukai man pirmas išnyko, nes patraukiau nuo saulės, o kaip vėliau supratau, kad jam reikia daug saulės. Bandysiu šitą kažkaip formuoti tas šaknytes, kad tu man tilptum visas gražiai. Įsivaizduoju, taip. Nu ir kaip suprantu, kad jam reikia tikrai daug saulės, tada jis augina tokius didelius sodinus lapus ir daug atšakų, neveltui vadinamas ūsas, daug ūsų. Ir naudojamas visokiem užpilam, netgi gydymuisi, sąnariam, liktai kiek žinau. Dar kol kas man pačiai neteko naudot, ačiū Dievui. Auginu tik dėl grožio. Iš tikrųjų būtų visai įdomu pasidomėti. Man dabar nori iššokti viršų, nežinau, ką čia sugalvot. Padėt kokį akmenuką. Nes ten tiek daug pas tave šaknų buvo, visi nori, kad jos būtų ore, nors gražiai visai rauktų, bet ką reiks dėti akmenuką, nes tu vis tiek nori iššokti. Jeigu palaistysim tave, tu nebešoksi.